Gerbiami renginio dalyviai, ekscelencija arkivyskupė, mėly socialiniai partneriai, kolegos, mes šiandien susirinkome ne tik paminėti artėjančią pasaulinę maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis dieną, susirinkome tam, kad dar kartą aiškiai pasakytume, mums ši problema rūpi. Suvokiame, jog jos mastą, prisiminėme atsakomybę ir nuosekliai dirbame siekdami užkirsti kelią vienam sunkiausių ir skaudžiausių mūsų laikų nusikaltimų – prekybai žmonėmis. Praėjusią savaitę Jungtinės Amerikos valstijų teisingumo departamento paviešinti Epšteino bylos dokumentai ir laiškai dar kartą priminė, kokio masto ir kaip giliai visuomenės persmelkiantis gali būti žmonių išnaudojimas. Tai nėra pavienės istorijos, tai struktūrinė, slepiama ir maskuojama problema, egzistuojanti tiek pasauliniu, tiek nacionaliniu lygmeniu, neapsiribojanti nei viena šalimi, nei viena socialinė grupė. Prekyba žmonėmis tai ne tik nusikaltimas prieš konkretų žmogų, tai nusikaltimas prieš visuomenę ir valstybę. Tai tiesioginis smūgis žmogaus orumui ir teisingumui. Todėl ši kova reikalauja vienybės, atsakomybės, nuolatinė visų institucijų darbo ir be abejo politinio dėmesio. Vidaus reikalų ministerija koordinuoja valstybės institucijų veiklą kovos su prekyba žmonėmis srityje, nuo teisėsaugos veiksmų iki prevencijos, tarp institucinio bendradarbiavimo ir pagalbos aukoms sistemos sustiprinimo. Žvelgdami į ateitį galime aiškiai pasakyti, 2027 metai Lietuva imsis ir darys didelį pokytį pirmininkaujant Europos taryboje ir mes sieksime, kad formuojant prekybą žmonėmis politinę darbotvarkę į tai būtų atsižvelgta. Tai didelė atsakomybė ir kartu aiškus mūsų įsipareigojimas. Visi, kurie esate čia, puikiai suprantate, kad prekyba žmonėmis nėra vien policijos ar prokuratūros rūpestis. Džiugu, kad į šią kovą aktyviai įsitraukusios nevyriausybinės organizacijos, socialiniai darbuotojai, bendruomenės, religinės organizacijos. Jūsų indėlis yra itin reikšmingas ir leidžia pasiekti realių rezultatų, tiek atpažįstant aukas, tiek teikiant joms kompleksinę pagalbą. Išties, prekyba žmonėmis nėra tolima ar svetima problema. Ji gali vykti mūsų kaiminystėje, mokykloje, bendruomenėje ar virtualioje erdvėje. Tai ne tik grėsmės, kurias identifikuoja teisėsaugos pareigūnai, bet ir kasdienės situacijos jaunų žmonių, paauglių, vyrų ir moterų, ieškančių darbo, pragyvenimo šaltinio ar išties iš sudėtingos gyvenimo situacijos gyvenime. Vidaus reikalų ministerijos duomenys rodo, kad ši problema Lietuvoje išlieka aktuali. Praėjusiais metais Lietuvos policija pradėjo 13 naujų ikiteisminių tyrimų, iš viso vykdė 25 tyrimus dėl prekybos žmonėmis ir žmonių išnaudojimo. Įtariamasis pripažinti 16 fizinių ir 4 juridiniai asmenys. Nukentėjusis pripažinti 66, tai 3 kartus daugiau nei 2024 metais. Anos policijos tyrėjų ryškėja aiški tendencija ne Lietuvos piliečių išnaudojimas šalies viduje. Aš manau, apie tai šiandien dar tikrai išgirsime. Šie skaičiai aiškiai rodo, kad keičiasi prekybos žmonėmis veidas. Nors bylų dėl seksualinio išnaudojimo mažėja, daugėjo atveju, kai žmonės išnaudojami darbo santykiuose, elgetavimui ir net nusikaltimams veikloms daryti vis daugiau ir daugiau. Vis dažniau aukomis tampa vyrai, jaunuoliai ir nepilnamečiai. Tai griauna senus stereotipus ir reikalauja naujo požiūrio. Deja, visuomenė vis dar gajus siauras šio nusikaltimo suvokimas. Dažnai manoma, kad auka pati kalta, net sutiko, pasirašė dokumentus, išvyko. Toks požiūris ne tik žaidžia, bet ir trukdo
laiku atpažinti išnaudojimą, ypač kai žmogus yra apgautas, priklausomas ar patekęs į skurdo ir skolų spąstus. Todėl ypač svarbu kalbėti apie šiuolaikinės prekybos žmonėmis formas, apie verbavimą per socialinius tinklus, technologijų tam išnaudojimą, psichologinę kontrolę. Būtina stiprinti jaunimo švietimą, įtraukti bendruomenes ir užtikrinti, kad pirmieji pagalbos kontaktai, mokytojai, socialiniai darbuotojai, policijos pareigūnai, taip pat žmonės bendraujantys su socialiai pažeidžiamais užsienio piliečiais būtų pasirengę atpažinti pavojų. Prevencija išlieka pirmąją gynybos liniją. Vidaus reikalų ministerija kartu su partneriais įgyvendino nacionalinės švietimo ir informavimo kompanijas. Tačiau prevencija prasideda nuo gebėjimo pastebėti, nebijoti ir pranešti. Kiekvienas atpažintas ženklas, kiekvienas pranešimas, kiekviena laiku suteikta pagalba gali išgelbėti žmogaus gyvenimą. Būtent taip, paprastai ir aiškiai turime kalbėti su visuomenė apie šią problemą. Tik nuoseklus institucijų, bendruomenių ir visos visuomenės bendradarbiavimas leis užtikrinti kelią šiam nusikaltimui ir apginti tai, kas svarbiausia - žmogaus orumą. Ačiū Jums už darbą, už drąsą kalbėti ir veikti. Tik kartu galime pasiekti realių pokyčių.